Labadiena, mano vardas Algirdas ir šiandien siunčiu jums linkėjimus iš Lietuvos. Trumpam čia atskridau ir greitai išskrysiu, taigi labai džiaugiausi, kad galiu tiesiai šviesiai su jumis ir pabendrauti per kamerą. Ir labai džiaugiuosi, kad 5 pamokėlės, kurias buvau jums išsiuntęs, tikrai susilaukė susidomėjimo, gavom jau ir sėkmės tam tikrų istorijų ir be abejo nusiskundimų. Ir pagrindinis nusiskundimas buvo štai toksai. Taip, 5 žingsniai gerai, viską sudėjau savo lentynėlės, klausimas, kaip dabar techniškai vykdyti tą veiksmų planą, kurį užsibrėžiau. Pavyzdžiui, nutariau užsidirbti šį mėnesį papildomą 1000 litų. Klausimas tik tai, kaip tai padaryti. Jokių idėjų nėra, klausiau pas draugus, jie irgi neturi jokių idėjų, išskyrus ten apiplėšti banką arba pasiskolinti. Taigi, kilo mum idėja padėti jums. Ir ašgi net nutariau, kadangi tai yra tema susijusi ne tik su idėjom, bet tai yra reikalingi tam tikri įgūdžiai, reikalingos tam tikros technikos ir reikalingas tam tikras pastumėjimas, kuris privers jūs padaryti tai, ko jūs anksčiau dar nedarė. Taigi aš nutariau tiems, kas iš tikrųjų nori pratęsti ir dar pasigilinti į šią temą, greitų papildomų pajamų šaltinių kūrimo, tai būtent šitai grupiai aš nutariau pravesti seminarą, kuris susidarys iš kelių dalių. Viena dalis, gera žinia, bus gyvas seminaras 2 dienų, kur mes galėsim labai konkrečiai pažingsnių išnagrinėti pačias geriausias technikas, kurias aš ant savęs išbandžiau. Aš jų mokiausi iš pačių geriausių mokytojų, iš pačių skirtingų sričių, pradedant internetinio verslo ekspertais, baigiant info verslo, konsultanto ir netgi paprastų pardavėjų. Taigi mes išnagrinėsim per tas 2 dienas pačias geriausias, labiausiai veikiančias ir lengviausiai pritaikomas būtent Lietuvoje technikas. Taigi čia tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų nori nesustoti ir dar nori greičiau ir daugiau užsidirbti pinigėlių. Tiem, kas eina savarankiškai, jums labai linkiu tvirtybės ir stebėkite mūsų tolimesnius užsiėmimus, nes mes turėsim ir jums įvairios informacijos, bet dabar noriu keletą žodžių pasakyti tiem, kas vis dėlto apsispręs po 2 kažkur savaičių, jūs ten detaliau apačioje pasižiūrėsit, kada vyksta seminaras, detaliau jūs ten galėsite ir paskaityti apie ką bus. Aš jau keletą žodžių pasakysiu, kokia yra prasmė šito seminaro, kodėl mes jį nutarėm dabar būtent organizuoti ir ką jis duos svarbiausia jums. Ir svarbiausia dar, ar jums apsimoka, ar ne ateiti šį seminarą. Mes analogišką seminarą turėjom prieš metus. Ir turiu pasakyti, kad jis buvo labai sėkmingas, net mes per 1 dieną jau užsidirbom, dabar tiksliai neatsimenu, bet pakankamai padorę sumą pinigų, kurią atskiriam labdarai. Tačiau po to seminarų susilaukiau štai tokio, reiškia, atgalinių ryšių, kad kol buvo seminaras, tol buvo ūpas, kilo daug idėjų, buvo net palaikymo grupė, tačiau laiko bėgant ta motyvacija krito ir reikėjo ko? Reikėjo kažkokio papildomų išorinio tokio pastumėjimo, o jo ir nebuvo. Plius ne visos technikos buvo detaliai išanalizuotos, taigi šį kartą aš nutariau susiaurinti tas sritys, iš kurių mes galim užsidirbti pinigus, o mes, priminsiu, prieš metus nagrinėjom 7 sritys ir mes išėmėm 3 sritys, tokie kaip nekilnojamą turtą, investicijas ir tinklinį marketingą. Kodėl? Todėl, kad iš šitų sričių labai greitų pinigų vargu ar galima tikėtis. Jie daugelį žmonių nesugebėjo iš šitų sričių labai greitai per savaitę, per 2 užsidirbti tiek, kiek norėjo. Taigi mes palikom tas sritis, kurios iš tikrųjų leidžia kiekvienam iš jūsų per trumpiausią laiką, nuo 1 valandos iki 1 mėnesio užsidirbti pakankamai rimtas sumas pinigų. Ir mes labai padarysim šį seminarą labai tokį technišką. Ta prasme, mažiau kalbėsim, mažiau dirbsim su jūsų įsitikinimais, su jūsų tenais tarakonais, o bus technika, jūs darysite ir taip pat turėsite užsidirbti. Taigi aš padarysiu patį praktiškiausią seminarą, kuris jau jūs privers, sakau dar, kad privers bus labai griežtas treningas, sakyčiau toks, kuris privers jūs jau per 1 valandą pradėti uždirbinėti pinigus. Taigi mes realiai sėdėsim, bus pristatyta technika, bus visos detalės, bus užduotis, bus komandos ir jūs turėsite 1 valandą jau pradėti uždirbinėti. Kiekvieną valandą nauja technika, nauji metodai ir jūs turėsite vėlgi čia pat pradėti užsidirbinėti pinigus. Po to, kas yra labai gerai, po 2 dienų jūs gausite palaikymą dar 21 dieną, kurį leis jums nesustoti, o didinti tą ūpą ir tą motivaciją didins. Ir kas svarbiausia, aš jums pateiksiu ypatingą metodologiją, kuri leis jums
išmokti iki automatizmų to, kas skiria pačius turtingiausius žmonės. O jie skiriasi ko? Kad jie kiekvieną minutę ieško, kur užsidirbti. Teisingai. Daugelis iš mūsų priprato vienu būdu. Pavyzdžiui, turiu darbą, tokiu būdu ir uždirbu. Ar turiu verslą, iš tos kavinės ir bandau užsidirbti. Mes turėsim 21 dieną labai griežtos programos, bet labai fan programos, kuri leis jūsų senus įpročius susijusius su pinigais palikti atminčiai, o suformuoti naują požiūrį ir lankstumą, finansinį lankstumą. Taigi čia bus speciali 21 dienos palaikymo programa. Ir plus dar jūs gausite tie, kas ateis į tą 2 dienų seminarą, jie gaus Super Turbo Quattro programą, kuri leis jums susidoroti su didžiausiu trūkdžiu. O mes žinom, kad didžiausias trūkdis ne išoriniai tenais pinigų trūkumai, ne įstatymai, bet va čia, pasąmonė. Ir mano visi mokytojai, pradedant Roberto Aleno, Bodo Šeferio, Anthony Robbinsu, Trumpu, visi sakė vieną dalyką. Ir aš anksčiau net negaliu suprasti, kodėl jie tai akcentuoja. Bet 80% visų problemų turi psichologinį prigimtį. Kita žodžiu, kol tu nesusitvarkysi su vidiniais stabdžiais, kurie giliai yra pasąmonėje, tol jokios technikos tau bus neveiksmingos. Taigi mes nutarėm palengvinti jums prieš tai, kaip jūs pradėsit treningą 2 dienų, kur pradėsim nagrinėti technikas ir uždirbinėti, jums reikės dar ką truputėlį pasiruošti. Taigi aš jums dovanosiu, visiems, kas apsispręs, dovanosiu specialų labai metodišką pažingsnių išdirbtą metodologiją, kuri leis pirmas dalykas, kažkas skamba, man patvirtina ir kava, man verda dabar. Tai išmoksiu pirmą, susivokti, o kasgi ten pasąmonėje man trukdo, savo įsitikinimus, kurie padeda, kurie trukdo uždirbti pinigų. Antras dalykas, mes iškelsim į paviršių šitus įsitikinimus. Trečias, aš išmokinsiu jūs pakeisti ir svarbiausia, padėsiu jums suformuoti iki automatizmų, kaip antrą prigimtį, naujus įsitikinimus. Ir būtent nauji įsitikinimai bus ta gera dirba, kurios fone tik beliks naujas technikas, kurios iš tikrųjų leis jums greitai užsidirbti, bet tik su sąlyga, kad jūs leisite savo tai padaryti. Gerai? Taigi, matot, žmonės jau renkasi, muzika groja, belieka tik tai jum apsispręsti ir noriu iš karto perspėti, ko mes tikrai netrokštam pamatyti šitame seminare. Ir jeigu jūs esate būtent tas žmogus, prašau, maldauju, neteikite, gerai? Pirmas dalykas, jeigu jūs manot, kad jau viską žinot apie pinigus ir jau uždirbot visus pasaulio pinigus, labai džiaugiuosi dėl jūsų, viso gero. Susitiksim Monake kur nors, gerai, jūs ko gero ten leidžiat laiką. Antras dalykas, jeigu jūs netikit, kad pinigus galima uždirbti oficialiai, negalima, jūs galvot, kad visus pinigus galima uždirbti tik tai kriminaliniu būdu, jeigu jūs galvot, kad pinigai yra blogio reiškiasi, motina, tai irgi labai prašom, neteikit pas mus, gerai. Ko gero, jūsų yra gyvenimo kitas kelias, be pinigų, tai jums labai linkiu tenais daug sėkmės, gerai? Bet ko mes laukiam? Mes laukiam tų žmonių, kurie pirmiausia netikė jokiais stebuklais. Aš labai noriu, kad ateitų visi skeptikai. Ir šitas seminaras bus vienintelis Lietuvos seminaras, kuriam mes duosim 2 garantiją. Jūs galėsite atsimti visus pinigus po 2 dienų, jeigu jūs neužsidirbsit pinigų arba jums pasirodys šitie būnai netinkantis. Taigi jūs bet kuriuo atveju nieko neprarasit. Taip? Bet aš laukiu tų žmonių, kurie yra skeptikai ir skeptikai ne tik tai naujų metodų prasme, bet skeptikai savo įgūdžių prasme. Kiekvienas iš jūsų, nesvarbu, kiek jūs uždirbat, jūs galite susidirbti 2, 3, galbūt 10 kartų daugiau. Tik tam reikia suabijoti, ir iš tikrųjų jau viską moku. Ir reikia pasiryžimų išmokti. Tai jeigu jūs esat žmogus pakankamai skeptiškas, netikintis jokiais stebuklais, bet pasiryžęs išbandyti su garantija, kad jeigu nepavyks, jums bus grąžinti pinigai, tai aš galvoju, tas žmogus mums būtent reikalingas. Taip? Taigi, tokių žmonių mes laukiam. Gerai? Antra garantija, kurią aš jums noriu duoti, tai, kad jeigu jūs per mėnesį po tos 21 dienos bėgyje nepastebėsite konkrečių įrodymų, jo keičiasi jūsų įpročiai, keičiasi jūsų elgesys, jūs lygiai taip pat galėsite išreikalauti savo pinigų,
Taigi mano užduotis, kad jūs netikėtumėt to, ką aš pasakysiu, mano užduotis, kad mestumėt iššūkį, kurį aš jų metu. Aš tvirtinu, kad kiekvienas iš jūsų per artimiausią mėnesį, pradedant nuo seminarų pradžios, gali pasidaryti minimum 2 to mėnesinių pajamų, kurias jūs gaunate kiekvieną mėnesį. Ir šitie būdai bus kokie legalūs, šitie būdai bus kokie jums priimtini, malonus, netims iš jūsų daug laiko. Aš juos išbandžiau, daug mokinių labai, kurie jau tai bandė ir tikrai pavyko ir mes turėsim daug jums istorijų, parodo, kaip žmonės pakeitė butus, įsidarbino į visai naujas pareigas, sukūrė naujus verslus. Ir ypatingai gera žinia, kad jeigu jūs pradėsit uždirbti pinigus, jūs ko gero nenorėsit sustoti. Tai gera žinia tiem, kas norės pratęsti, tai mes sukūrėm specialų 3 savaičių programą. Ir tokios bus 4 programos. Viena programa bus skirta tiem, kas nori toliau gilintis ir užsidirbti iš tai, kas vadinasi infoverslas. Nesvarbu, ar jūs dabar suprantate apie tai, kas tai yra, ar nesuprantat, bet kiekvienas iš jūsų gali užsidirbti, parduodant savo žinias, kitų žmonių žinias. Ir tai yra geras būdas ne tik greitiems pinigams uždirbti, bet ir sukurti pastovių pajamų šaltinį, papildomą pajamų šaltinį. Taigi, tiem, kas norės įsigilinti specialiai, ir tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje, 3 savaičių labai detalus, labai preciziškas seminaras, kuriame jūs vėl uždirbinėsit pinigus, bet jau uždirbinėsit žymiai didesnius pinigus negu per tas 2 dienas. Sekanti grupė. Tie, kas nori užsidirbti iš interneto. Nesvarbu, ant kiek jūs gerai išmanot internetą, bet kiekvienas iš jūsų, jeigu bent vieną kartą buvot įlindę į internetą, jeigu bent vieną kartą buvot paspaudęs delete arba kitą mygtuką, jūs galite ir privalote užsidirbti pinigus. Gana tik tai Facebook'e tenais rašinėti visokias žinutės, laikas pradėti užsidirbinėti pinigus. Ir kaip tai padaryti? Aš jūs išmoksiu, ilbu, kad pakviesiu tam reiklus specialistus, kurie jau ne vieną žmogų yra išmokę, taigi nesvarbu, ar jūs turit fobiją, alergiją ar baimę internetu, jūs privalote užsidirbti ir galite tai padaryti. Trečia programa bus sukurta tiem, kas nori užsidirbti daugiau tradiciniam versle. Mes turėsim vėlgi 3 savaičių specialią programą, kuri leis jums padvigubinti, minimum padvigubinti, o galbūt ir daugiau, padidinti pajamas iš to verslo, kuriame jūs dabar esate. Mes turime specialią strategiją, kuri leidžia daugeliui, ne visų, mes po to detaliai panagrinėsim, kam tinka, kam netinka tas signalas, bet daugeliam verslų jūs galite pakeiti labai nedaug labai svarbių dalykų, pakeiti tūs pardavimo sistemą, uždirbti daugiau. Ir 4, naujas rytis daugelių žmonių, bet labai dabar klestinti visam pasauliu, tai yra konsultacija, konsultacinis verslas. Ir nesvarbu, ar jūs iki šiol konsultavot kažką ar ne. Jeigu jūs esat specialistas ir kažką išmanot, jums pats laikas pradėti ką? Konsultuoti kitus žmonės ir iš to užsidirbti. Taigi 4 sritys, tai yra internetas, infoverslas, tradicinis verslas ir kas? Konsultacinis verslas. Būtent į šitas 4 sritis mes ir susikoncentruosim ir turėsit specialią 3 savaičių kiekvienam iš šitų verslų programą, kurią galėsite, tarp kitų, gerą žinią, praeiti nesvarbu. Ar jūs esate Šiauliuose ar Panevėžyje, jums nereikės niekur išeiti iš savo komforto zonos. Ačiū labai, čia ploja man. Tai jums niekur nereikės išeiti, jūs galėsite ką daryti, mokyti sėdint prie kompiuterių. Mes turėsim special programą for you, kaip sako mano draugai žemaičiai. Taigi klausimas, ar jūs pasiryžę? Jeigu jūs pasiryžę užsidirbti papildomus pinigus, pasiryžę mokytis, pasiryžę keisti savo įsitikinimus, savo požiūrį į pinigus, pasiryžę praplėsti savo lankstumą, o ne vien tik tai vienu būdu užsidirbti taip, kaip priimta, aš kviečiu jūs į šį seminarą. Visiems kitiems linkiu irgi neprarasti ryšį su mumis, mes duosim dar daug nemokamos informacijos, visiems mėgėjams ant haliavos gauti labai daug geros informacijos. Tikrai jums linkim sėkmės, žinodami, kad, kai žmogus neinvestuoja, jisai atitinkamai ir gauna naudos, bet tačiau, kadangi jūs žinau, nagrinėjate rimtai ir mokotės, taigi linkiu jums sėkmės. Ir ką noriu pranešti, kad čia pasaulis nuostabus, gyvenimas nuostabus, tik tai reikia ką padaryti į apačią. Tenais pasižiūrėti, įvesti savo duomenis ir mes jums atsiųsim informaciją dar prieš tai, kaip jūs apmokėsit
mokymų. Mes jums duosim daug naudingos informacijos, taigi apsilankykite tenais, pasižiūrėkite ir ką, kviečiu jūs šokiui. Sėkmės.